Sveiki visi, šiandieną sveikinuosi iš Nepalo, kur prasidės mano nauja kelionė. Ši kelionė bus skirta Himalajų kalnynams ir eisiu į kelis trekus po Himalajus. Tai dabar laukiu savo draugo Gedimino, kuris jau rytoj ryte turi pasirodyti, atskris iš Anglijos ir pradėsim savo kelionę. Jeigu kam įdomu, kaip aš čia atsidūriau, tai galima trumpą reportažą pažiūrėti. Sveiki visi, šiandien aš keliauju. Šiandieną aš iškeliavau iš namų ir su traukinuku davažiau iš Telšių iki Šiaulių. Tai nuo traukinuko iki autobuso daėjau, bet mano autobusas tik tai 2:30 nakties iškeliauja į Varšuvą. Tai aš taip optimistiškai galvojau, kad palauksiu autobusų stoty, bet mane ten išprašė 9 valandą. Pasižiūrėjau, kad geležinkelio stotis dirba visą parą. Atkeliavau į geležinkelio stotį ir manęs niekas neįleido. Dar pakeliui praėjau kolonėlę, Veda. Tai ten buvo atidaryta, nu ir eisiu tenais laukti, jeigu niekas neišprašys vidury nakties, tai... Gerai, kad Veda dirba, tai galima palaukti Vedai. Vienas nepatogumas, sakė, 12 valandą turi užsidaryti ir paskui vėl atsidarys, tai kelias minutės reikės palaukti lauke. Bet personalas labai malonus, nu tai labai faina. Tai užsidėjau krautis biškelį telefoną, kamerą, tai pabūsiu kelias valandas ir judėsiu į stotį. Jau praėjau visas patikras ir dabar galiu saugiai pavalgyti. Neužilgo skrydis į Dubajų. Hello everybody. Esu prabangiausia mieste Dubajuje. Tai prieš mane aukščiausias pastatas ir aš noriu patekti į viršų, kad apžiūrėti. Ką tik atsigėriau brangiausias mano gertos kavos iš plasmasinio indo, kuris kainavo virš 10 eurų. Tai dabar bandau papulti į Burj Khalifa, aukščiausias pastatas. Einam, susirasim įėjimą. Kylam į viršų. Užkilom į 124 aukštą, kaip jie sako, su greičiausiu liftu pasaulyje. Dabar matosi viršus. Tai iš viso Burj Khalifa yra 828 metrų aukščio. Ir mes esam 450 metrų aukštyje. Tai aplinkui matosi pastatukai, tai tokie nedideli. Aplinkui matosi smogas, tai
Nesimato visko tiek, kiek tikėjausi, bet vaizdas neblogas, pastatai visi kaip ant delno. التعليم والرعاية الصحية. لمعرفة المزيد عن المبادرة صاحب الخير يمكنكم زيارة الصفحة الخاصة على المبادرة سكاي. Nu ką, sveiki atvykę į Katmandu, Nepalo sostinę. Esu oro uoste, kur vakar atvykau vėlai jau, todėl susiradau netoli viešbutuką, išmiegojau ir dabar pradėsiu savo kelionę po Katmandu, sulauksiu Gedimino ir keliausime į kalnus. Kadangi aš atvykau savarankiškai, tai niekas vainiko man neužkabino. Vakar buvo jau tamsu, visi puolė siūlyti taksi, kitų dalykų. Tai išeinam į lauką ir čia pasitinka mūsų iš 20 laipsnių šiluma. O štai ir mano viešbutukas dienos šviesoj, naktį atrodė visai kitaip, bet svarbiausia gavau nakvynę, tai dabar pasimsiu daiktus, atsiskaitau ir pajudu į miesto centrą. Taip atrodo, o taip atrodo perėjimas.
koldūnai ir kažkoks padažiukas, kaip siurbelė sakė, labai aštai. Paragaukim. Nu, nėra tokia super aštai. Bet labai skani. Buvau užsisakęs duonelės česnakinės, to nano jų. Bet sakė, nešė ir vieną žodžiu iš trečio karto, tai nieko nerado. Tai sūrė buvo, bet kažkokia brangesnė sūrė duonelė už šitą patiekalą, tai aš galvoju, kad paragausim su koldūnais. Skanu. Labai skanu. Ta duonelė, aišku, česnakinė čia labai tiktų. Kylam į dangų, tai jie man neleido pieškom lipti. Dar kelis kartus klausiau, kodėl. Taigi, sakė, laikas. Tai nežinau, kiek čia to laiko. Tai treniruotės nepavyko pasidaryti, reikės kažkur kitur pasitreniruoti kojas. Yes, I want. I would like. Can you tell me something? Yes. So this one you see there, big Yes. one. This one was used by Queen to use to bath there. In Orera, she used to bath there. Now there were no king and queen alike. So this is we can also it is for public. And you can see at the top of the hills there was called Shambhunath temple. You know Monkey temple? Yes. Yes. So in Nepali we call Shambhunath temple where there are a lot of monkeys and In this place it's a lot of monkeys? yes. Okay. In the temple. Ten bokštelį užlipo mergina ir bandė man paaiškinti, kokia situacija yra, ką mes matom aplinkui. Tai tas baseinas buvo karalienės baseinas, jin čia maudydavosi, jos rezidencija buvo.
O dabar einu link bokšto, tai tą bokštą buvo nugriovę, dabar vėl atstatė. Ir dar daug visokių istorijų dėl tų neramumų susijusių politiniai situacijai, kad čia premjerė išrinko. Tai visą tai girdėjom neseniai per žinias. Ir aš jos paklausiau, ar saugu yra. Ar saugu vaikščioti gatvėse naktį. Tai sako, kad dabar yra saugu. O naktį tai pradėjo bijoti, tada sakau vaikinui. Rodau į save, ar saugu yra, tai jo, nusijuokė jo, nes merginom vis tiek nesaugu. Sako, jeigu pirmą nakties reikėtų grįžti, tai nėra labai saugu, tai reikia ar palydos, ar panašiai, tai tas saugumas toks skirtingas būna. Ir kaip suprantam tą saugumą ir kaip jaučiamės. Tai aš pakol kas čia jaučiuos labai saugiai. Žmonės jie tokie nepiktybiniai, kaip kitose turistinėse šalise. Jeigu nori kažką parduoti, ar taksistai, dar kažką, jiems tiesiog pasakai ne ir jie pasitraukia. Tai viskas pakankamai normaliai. Tų laidų tai čia milijonas. Ir jie visi kažkaip nukarė virš galvų. Kitur net per perėjį eina praeiti. Tai čia dabar praėjom aikštę ir toje aikštėje sakė kareiviai ir policija treniruojasi. Tai va šitą aikštę visą aptverta, dabar šunys treniruoja šiuo momentu. Kažkaip reikia pereiti į kitą pusę. Nu, bandom pereiti į kitą pusę. Jeigu nori pakliūti į centrą, reikia sekti kabeliais. Kabeliai visą laiką nuves į centrą arba iš centro.
eidamas biškį pralkau, tai sustojau prie vaisių ir nusipirkau 5 bananus. Ir žmogus man sako 75 rupijos. Sakau, ne, brangu, 50. Sako, ne, 75. Tai dabar skaičiuoju, jeigu 1000 rupijų yra 7 eurai beveik, tai 100 rupijų yra beveik 70 centų. Tai už pusę euriuko nusipirkau 5 bananus. Gal ir nereikėjo dėrėtis. Visai padori kainą. Skonis kaip banano, išimtų ką tik iš blinelio. Tai toks skonis, kaip būna blineliuose, saldus, patižę. Aš mačiau, kai jau biški tokie pajodavę, bet matyt ant saulės jie tyšta čia, sukabinti. Tai toks valgoma iš bėdos. Apsukau ratą, po Katmandu, pralkau ir nusprendžiau sugrįžti atgal, nes ten toks chaosas, tokia betvarkė. Pavargau. Tai nusprendžiau sugrįžti tą pačią vietą, kur valgiau, ir dabar siurbelės paragausiu. Ir tos duonelės, kurios iš pradžių neėmiau su sūriu. Už praeitus pietus sumokėjau 2 euriukus. Tai nusprendžiau biškį rimčiau pavalgyti dabar. Sriuba skani. Pakankamai aštri. Nu, ta duonelė tai biškį tokius blynus paimena, tai su varške vidur, tai biškį gal nelabai dera. Norėjau taškios duonelės su česnauku, bet jie turėjo tik su sūriu. Nu, bet yra kaip yra.